13. Jis prasidėjo Albinai 1992 metais, tai vadinasi praeitame šimtmetyje arba dar geriau praeitame amžiuje. Jeigu įdomu istorija. Tai taip, kad jūs esate šimtmečio tokioje erdvėje. Na kągi, šis festivalis turi tokią gražią tradiciją, kad iš visų tų didelio kiekio renginių skiriame vieną koncertą žmonėm, kurie puoselėja, platina, myli tradicinę lietuvių liaudies instrumentinę muziką. Ir šiandien mes jums norime pristatyti puikų projektą, kurį sugalvojo du nuostabūs jum muzikantam visiems žinomi, nes kitaip ir nebūtų važiavę turbūt, o jum, mėly žiūrovai, turėtų būti žinomi, tai čia yra tiesiog privaloma žinoti, kas yra mama, kas yra tėtis. Tai tie du puikus muzikantai, tai gerbiamas Algimantas Mieliauskas ir Kęstutis. Šie molėtiškiai sugalvojo labai gražų konkursą, kurį pavadino armonikierių duetai. O duetai, tai žinokit, kada groja ne vienas ir ne trys kartu, o groja du. Ir jūs pamatysite šį projektą šiandien ir tik tai iš karto perspėju, kad čia ne konkursas, jie nesivaržys, kuris duetas geresnis, jie visi parodys, kokie jie visi yra geri. Ir leiskite dabar jum pristatyti Kęstutį Kuzmicką, kuris tegul tvarkosi su tais duetais. Geriausias dirigentas, ar ne? Aš pasakysiu Kęstutį, kada sustot, arba tu išgirsi, kai palangą pradės bumsėti. Taigi, labas vakaras, mėly mėlyje, svečiai. Aš noriu iš anksto padėkoti gerbiamam Arūnui pakvietimą į šį festivalį, kuris jau vyksta tik tai 13 kartą, kaip šervelnės būsnis, ne? Panašiai. Tai gerai, reiškia, mes esame pakviesti tuo laiku. Taigi, tikrai visi čia, kurie atvykę, nori parodyti savo namus. Yra svečiai iš Jonavos, Vilniaus, iš Širvintų, Molėtų, kada nepaminėjau. Viskas atrodo. Čia labai daug vilniečių. Tai va, mėly žiūrovai, matyt, duosime pradėti koncertą, prašysime pradėti koncertą mūsų žmonėms muzikantams Albinui Batavičiui ir Ipolitui Pedrošiui, kurie armonikierių duetuose dalyvauja visus kartus, 5 kartus dalyvavo ir atvažiuos lapkričio 26 į Molėtus 6 kartą. Taigi, maloniai kviečiam, paplojam. Na, dar reikia padėkoti tikrai žmonėms, kurie sumislė tą grėžinę, tikrai man patinka visada pagrajti. Nuo mažų dienų bandonį pirmas instrumentas man buvo smoiks, bet ir harmonikom grajimo paskiuką, paskui buvo skers ir klarinetoms ir birbinėm visom, bet bandonį kažką labiausia pritiko, kadangi iš Tauragės krašto, aš tenai prie Vokietijos Rubežius netoli, tai matyt, kaimynai mama sakydavo, į su vokiečiais, į lašinius išmainydavo bandonį, ten į arklių kur nors, supranti, tai kaimo daug jau turėjo, tai va su tom bandonėm tak ir pripratom ir į policiją iš nuo pačio krašto. Nu dabar pirmas bus Žemaičių bajorų maršas, užrašytas ten Prigirdiškės prie Upynos yra.